Mielieji, baigėsi 2023. Aktyvūs ir produktyvūs metai. Tiek kūryboje, tiek kultūros politikoje. Pirma, laimėta byla dėl teisės ir toliau naudoti Dailininkų sąjungos galeriją Vokiečių 2. Į po teismą surengtą parodą pavadinimu Byla 18 atvykę aukščiausio teismo darbuotojai konstatavo, kad ši pergalė ir mūsų surengta paroda yra akivaizdus įrodymas, kad gyvename demokratiškoje valstybėje, kur gali nesutikti su valstybės primesta nuomonė, kovoti už savo tiesas ir net laimėti. Antra, šiemet vyko 5. šiuolaikinio meno kvadrienalė, subūrusi Lietuvos Dailininkų sąjungos meno bendruomenė iš visų mūsų geografinių padalinių. Dalyvavo daugiau nei 300 menininkų. Trečias ypatingas pasiekimas - tai priimta pataisa architektūros įstatyme, kurioje juodu ant balto parašyta: rengiant architektūrinius konkursus bus privaloma ne mažiau kaip 1% nuo pastatų sąmatinės vertės paskirti meno kūriniams. Ketvirta, atliktas ir pristatytas jau 4. tyrimas apie menininkų profesinę ir socialinę būklę. Galiausiai įtvirtinta Lietuvos kultūros tarybos paraiškų nuostatose, kad menininkai privalo gauti atlygį už parodas. Lietuvos Dailininkų sąjunga šiuo atveju ėmėsi lyderystės, nes apie atlygį kalbame jau senai, bet jei sieki rezultato, reikėtų pradėti pradžių nuo savęs. 5. Per metus įvyko daugiau nei 200 renginių Lietuvos Dailininkų sąjungos galerijose. Tai yra parodos, projektai, seminarai, edukacijos. Minėjome Panevėžio skyriaus 55 metų jubiliejų. Taip pat gruodį Klaipėdos kultūros komunikacijų centre atidarėme parodą, kuri buvo skirta Klaipėdos skyriaus 50-mečiui. Meno parko įkūrėjas Arvydas Žalpys apdovanotas Lietuvos Respublikos apdovanojimu Nešk šviesą ir tikėk. Dailininkų sąjungos galerijoje po ilgos pertraukos personalinę parodą surengusiai Eglei Rakauskaitei skirta nacionalinė premija, o vyriausybės premija skirta mūsų kandidatui Žygimantui Augustinui, taip pat menotyrininkei LDS narei Aleksandrai Aleksandravičiūtei. Galėčiau toliau vardinti daug pasiekimų ir dar daugiau planų kitiems metams. Tad linkiu kitais metais taikos, rimties, susitelkimo, išminties, jautrumo ir bendrystės. Juk mes visi po vieną esame save realizuojantis kūrėjai, o Lietuvos Dailininkų sąjungos bendruomenė ryškus Lietuvos kultūros puslapis. Svajoju apie Lietuvos Dailininkų sąjungos istorijos knygą, juk 2025-aisiais minėsime Dailininkų sąjungos 90-metį. Kiek visko būta, ir gero, ir blogo, ir džiaugsmo, ir skausmo, ir tiesos, ir melo, ir maišto, ir prisitaikymo. Jei užteks jėgų, drąsos ir finansų, parašysime šį Lietuvos kultūros istorijos tomą.